kalbame apie sudėtinius prijungiamuosius sakinius sudėtingesnės struktūros, galimi įvairūs variantai. Vieni sakiniai gali būti, kai prie pagrindinio sakinio prisiduria keli šalutiniai sakiniai, kurie yra vienarūšiai ir kurie paaiškina tą sakinį vienu aspektu arba kažkurią sakinio dalį esant pagrindinėme sakinyje. Tarsi. Pavyzdžiui, jaunuolis sužinojo, kad senasis vasarnamis seniai jau parduotas svetimiesiems, kad sesuo ištekėjo ir su šeima gyvena kitame Lietuvos pakraštyje, kad brolis susirado tarnybą sostinėje ir retai bet važiuoja, kad vaikystės draugai išsivažinėjo ir sunku būtų juos susirasti. Na ir būtų galima tęsti tų, kad iki begalybės turbūt ir visi sakiniai būtų tie patys paaiškinantys, kągi tas jaunuolis sužinojo. Galima ir kitokia struktūra, kad tie šalutiniai sakiniai yra skirtingi ir tada netgi vienas nuo kito gali priklausyti, būti įsiterpę vienas į kitą, ten kito laipsnio šalutinis sakinys pasidaro tokia maišalinė, kuri atrodo tikrai tarsi labirintas koks. Pavyzdžiui, kai atsigręžė atgal, jaunuolis pamatė, kad namas, kuriame kelias savaitės gyveno, skendi liepsnose, kad žmonės laksto aplink, nors nieko nebegali padaryti, kad sutramdytų įsisiautėjusią ugnį. Jeigu mes šitą sakinį analizuotume detaliai, tai pamatytume, kad čia yra 3 skirtingų rūšių šalutinių sakinių, kad jie vienas nuo kito priklauso ir netgi įsiterpęs šalutinis sakinys į kitą šalutinį sakinį. Ir tada schemą nubraižyti jau pasidaro ne taip lengva.